Nu ką, labas vakaras dar kartelį, ką tik prie mūsų prisijungė ir šiandien bent jau žiūrėsim trečią dar kovą. Būtent pas mus žaidžia komandikė Low Experience. Na ir toj, kaip matau, dar reikia sutvarkyti keletą dalykų. Kaip matau, Low Experience paėmė knife roundą ir parašo stays. Tai lieka būtent už puolimą. Na va, biškelį vieną dalyką sutvarkysiu. Highhair State ir komanda. Labai įdomus nick. Tai yra tag name'as. Aišku, jau skuba žaisti. Na, ir aš norėčiau dar sutvarkyti keletą dalykų, kad būtų viskas. Ok, na kažkaip tai šiandien paskubom visi žaidžia. Ojojojojoj. Nu nieko, toj sutvarkysim porą mažų dalykėlių. Na, aišku, soundų kol kas CSGO jums nėra, galit pažiūrėti pistol roundą be jokio komentavimo apskritai. Na, sutvarkysiu va toj copy-paste ir galėsim žiūrėti galbūt nuo antrą jau raundą. Gerai, šitą Highhair State. Highhair, nu, įdomus tagas. Taip, čia numetam ir pakeičiam, kad pas mus dustas antras. Ir kaip matau, Highhair State komanda paėmė jau pistol roundą. Kaip ir liktais viskas ok veikia, žinau, hebra, kad dar CSGO soundų nėra. Grąžinsiu po 5 sekundžių. Ir galėsim jau normaliai žiūrėti. Aišku, tiesiogiai iš serverio delay'as yra. Aišku, vienas minusas, kad nėra pas mus šitam serveriui GoTV tiesioginio ir aišku nėra tokio dalyko kaip autodirektorius. Nu nieko, aš junginėsiu pagal va tokius dalykėlius, vat matot, ne su pelytė, o su bindais. Su bindais galbūt pataikysiu, svarbu, kad valhakas mano dar veikia. Ir ką, 2-0 kol kas soundai kaip ir viskas ok. Soundai. Tai CSGO kaip ir veikia, iš tikrųjų, hebra, pasakykit, ar per gaisį, ar per mažai. Nu, sumažinsiu iki 0.05. Na ir ką, kol čia pirmieji raundai, kaip matau, Hofas su Elus vienas, o dviesi lieka prieš 3 žaidėjus. Ir kol kas mini toks trollingas dar su OMP kempianktų. Na, iš tikrųjų, už ką būtent sergat hebra. Ar už Highhair State, arba už Low Experience. Jeigu pažiūrėtų į balsavimą mūsų hitboxą, tai kol kas vat laimit, aišku, išjungsiu balsavimą už 5 minučių. Tai laimi Low Experience 53,8 ir Highhair State 46,2. Nu, pažiūrėsim, ar tikrai atitiks, nes balsavimas baigsis tik už 5 minučių. Ir kol kas matot rezultatą, tik pati pradžia 3-0. Na ir pažiūrėsim, kaip čia komanda žais pas mus. Norėčiau pažiūrėti, kaip seksis būtent Low Experience. Nu, galim pagarsinti dar šiek tiek, nes kaip tik sumažinau, nežinau, man tai biškelį per garsiai. Galim iki 0.08 pakelt. Galėsim normaliai kaip ir užtekti 0.08. Na ir žiūrim, kągi mąstys. Kaip matom, vieną jau kilą padarė pas mus Highhair State komanda. Arnino. Ar RN tiesiog nickname'as sutrumpinta. Nuėmė pas mus žaidėją TMR ir palieka to pačiu TMR jam tik 8 life'us. Na, žiūrėsim, kurgi visas mėgsius. Negi per centrą. Centrą turi tik sniperis Highhair State komandas, yra smokas į CTRS, yra flashas, pažiūrėsim visą šitą veiksmą, bet kol kas nieks neišeina, va tik dabar pradėjo, yra flashas, yra smokas. Na, pažiūrėsim, kaip Avaprės čia sužais, yra, kaip sakant, pagalbiningas, parėjo centriuką ir tiesiog, oh my god, 3 kilai nuo jo su MK ir vienas tik Horn, ar kaip čia? Horn. Labai įdomus nickname'as. Aš visai tikėjusi kitų. Horn. Na, tiesiog galbūt ir taip. Nu ką, 4-0 kažkaip labai jau ilgai užsilaikė jie centriukę. Galvojau, kad vat sužais pas mus sniperis iš Highhair State komandos. Bet, kaip matom, jau padeda jam. Pareina tiesiog info. Labai laiku info pasakė. 3 tiesiog žaidėjais nunešė. Kažkaip tai užsikabino čia. Su mėgstuku pas mus per duris. Vodin.
Vodin, nežinau, Vodin. Labai neša į rusišką nickname'ą. Vadin, kaip sakant, Vadim. Na, pažiūrėsim. Vėlgi atsidaro ir šitam raundė kyla, matom, minus Elas. Hofas to pačiu minusuoja, minusas nuo Draxo, minusuodama sniperį komandas High State, negi čia bus pirmas raundas į būtent Long Experience. Pažiūrėsim, NCBN lieka su Naikti, galbūt ir taip va tarėsi nickname'as. Iš tikrųjų, hebra, jeigu jūs tikrai žinot, kaip nickname'ai tarėsi kai kurių žaidėjai, tai jūs nebijokit, rašykit. Arba tie patys žaidėjai, kurie žaidžia, tai irgi galit pranešti tiesiogiai, parašyti, kaip jūsų nikas tarėsi. Aš tikrai ne visus žaidėjus žinau Pabaltijoje, tai negaliu žinot, kaip teisingai, kaip kas gali tas nikas tartis. Na ir ką, praranda šansą pas mus Low Experience, kad ir buvo situacija 2-3, nuėmė vieną dar žaidėją, tuo pačiu, kaip matot, gražiai sužaidė ir paėmė 5-ąjį raundą. Na, ar ką nors sugalvos pas mus Low Experience, kad tikrai nebūtų. Oi, Low Experience, vadinu tą komandą Low Experience, nu, jie biški per ilgokai visi tarė, kažkaip tai trumpai, aišku, juos geriau vadinti Low XP. Nu, taip, tada galbūt ir vadinsim. Kaip pas juos trumpai parašyta. Ir ką jie 6 raundas ir kągi mąstys. Mąstys pas mus būtent Draxo komanda. Kol kas nieko rimto nevyksta. Va, centriukai kaip visada. Centras. Pagrindinis taškas 202, visas veiksmas. Jo, dabar vat irgi aš kažkaip tai dabar normaliai pastebėjau, kad Low Expectations. Nors trumpai parašyta Low XP. Tai dėl to taip kažkaip pradėjau jos vadinti. Nu nieko, susipažinsim ir su tagais, su nickname'ais. Nes iš tikrųjų prieš patį streamą tai tikrai daug darbelių. Nu ką, kol kas susidaroja neblogai ir pas mus Naked State komanda. Mato visą šitą situaciją ir bandys Naikti čia pakovoti B plantę. Minusas nuo jo, minusuoja Farną. Turėjo prigriepti dar vieną žaidėją, minus Elas ir dėja, bet TMR paima raundą 5-1. Ir not bad. Iš tikrųjų dar vieną dalyką pamiršau jums išjungti. Va taip vat, gražinam geimą. Ir biškelį tik čia tą matysiu, nei jūs nepykit. Bus antras ekranas tik vat rudenį, tikiuos, tai bus įdomiau. Tai yra paprasčiau dirbti. Low Expectations komanda, kiek sakė apskritai, tai žaidė. 1-6 tikrai neblogai. Nu ir ką, yra kilas iš tikrųjų nuo šitos komandos, būtent. Kilą padaro TMR, galbūt jį dar ir žiūrėsim, galbūt pavyks nuimti ir NCBN, nu, yra smokas. Ir jeigu va sekundė laiko, dėja, va tos sekundės pritrūka, minusuoja NCBN, pas mus TMR ir kurgi veiksmas vyks. Kažkaip va reikia to didesnio, kaip sakant, veiksmo, norisi greitesnio ir kažkaip tai action. Nu ką, kol kas situacija, aišku, 3-4, dar tikrai turi šansą. Tiek vieną ar kitą komandą, kad ir jie 3, va dabar 17 laifų tik palieka. Miau. Galim sakyti miau. Vadinsi miau. Vis paprašiau. Labas ir tau, kas tik prisijungia prie mūsų paskutinės 3 kovos šiandien dienos. Na ir ar išmuš šito plantuką ir NCBN minuso Elą, na ir turėtų miau, taip, oi dėja, NCBN ir paėmė ir Draxą, galvau, negi pamatysim dar vieną kilą nuo miau žaidėjo. Na ir šiaip ne taip, 6 raundą jie paėmė, prigribė to pačiu Avapą, turbūt NCBN su Avapu dažniausiai žaidžia arba klystų. Ai ne, sniperis visgi. Sniperis Vodin. 6-1. Na ir žiūrim jau 8 raundą. Įjungiam žemėlapį ir pažiūrėsim kaip Low Expectations komanda
Kągi, mąstys kol kas vat, standartiškai. Vėlgi, jie bandys turbūt per centrą, prasilgą, ilgą kol kas spaudžia pas mus vienas vienintelis žaidėjas. Arnino. Va tikrai girdėjau, kad tai yra 2 minimum žaidėjai. Nežiūrėsim. Yra kylas nuo jo vieną, tik sugebėte nuimt. Ir kažkaip tai vat man trūksta vat tos kamerykės, kai reikia laikų perrinkti ant žaidėjų. Nu kažkaip tai žaisiu su bindais. Nesenai irgi užbindino visų savo streamo CFG, reikės apskritai sukurti. Ir ką, TMR tuo pačiu dar nuima Night ir Miausu vadino dviesi, tik lieka prieš 4 žaidėjus. Žiūrėsim, galbūt Miau, kažkas Miau, nu bet Miau, man paruošiau kažkaip tai šitai žaidėjai vadinti Miau, lieka prieš 3 žaidėjus ir ant tų žodžių miršta nuo Elo. Nu ir ką, sveikinam su antrųjų raundu Low Inspirations komanda. Experience, kaip jos tik nevadinau šiandien. Nors aišku, trumpai sutrumpintai Low XP. Bet pilnus, kaip matot, pavadinamas Low Expectations. Nu jo, susipažinsim vis tiek. Kažkas vat sako, Arnino. Bet šito ne kažkas einas. Na, kad žmogelis 4-5, bet komanda vis tiek laimė. Kam čitint? Ir ką, 9 raundas. 9 raundas ir vėlgi tas slow. Slow visas veiksmas niekur neskuba pas mus. Būtent Low Expectations komanda. Na ir aišku, matysim pilną vat raundą Eko. Na, NCBN iš tikrųjų tik su 5-7 ir antrą armoriuką supirko. Na, come on, kodėl vat kameros tos nelaikų man? Noriu paspaus, bet neperjungiu ten, kur aš iš tikrųjų noriu. Nu ką, žiūrim vieną vienintelį davai iš Highfield State žaidėją ir miršta tiesiog nuo Elo. Vėlgi, paskutinį kylą padaro šitai žaidėjas. Nu ką, 6-3 ir kol kas paskaitysiu, ką parašėt, kodėl ne per Twitch. Žinojau, kad bus mačas šitas, bet nieko net neradau. Spėjau ne vienas aš. Na, iš tikrųjų, visą informaciją, visi linkai galima pamatyti per CSGO. Baltics grupė Steamo tikrai galite rasti. Na, o kodėl būtent per Hitboxą, mat, jau atsakė jums. Respawnas ir Aklas parašė, kad būtent Hitboxas yra šito turnyro partneris. Na, aišku, visi kiti, visos kitos, net galima sakyti, transliacijos vyks toliau ant Twitch'o. Čia tik laikinai Hitboxas būtent šitam turnyrui. Ir, kaip minėjau, ne visos bus kovos transliuojamas apskritai būtent grupės. Kaip minėjau, nelabai daug ką bus žiūrėti per grupės. Nebent, vat, kai žais online bots prieš Pure Gain. Tai tikrai turėtų būti irgi veiksmo. Norėtumėt, manau, pažiūrėti online bots, tai reikės šiek tiek palaukti, bet šitą savaitę turbūt jie turėtų žaist. Rytoj turėtume irgi išvysti kažkokį mačą. Po to galėsiu informuot, bet dažniausiai visas beveik kovas transliuosim top 12, nes iš kiekvienos grupės išeina po 2 komandos ir bendrai gaunasi tik 12 komandų. Ir turbūt vėlgi bus 2 grupės, žiūrėsim, po 6 komandos ir iš tų grupių išeis galbūt po 4 arba 2 komandos. Norėčiau, aišku, po 4, kad išeitų visgi ilgiau, iki rugsėjo mėnesio net vyks visas turnyras, manau, nes grupės vyksta visą rugpjūtį, visą rugpjūtį net iki rugsėjo 9 dienos. Nu, bet visos komandos, kiek girdėjau, galbūt sugebės sužaisti per 2 savaitės. Net kiek žinau, klausiu, vat iš lietuvių pusės komandos, tai jos būtent nori sužaisti net per savaitę. Na, pažiūrėsim. Na, vat kol kalbėjom, vat ir Low Expectations paėmė savo. Ir 4 raundą šieks toks vis tiek comebackas. Yra iš šitos komandos labai gerai, kad nebūtų toks sausainis, kai prieš tai irgi mačą žiūrėjom Inferno žemėlapį. Arba visai pirmą irgi kovą, kai rezultatas baigėsi 16-5. Na, visus rezultatus, kuriuos aš Kestin, aišku, surašau į CSGO Baltics grupę. Nu gerai, gana to off-topico, kaip sakant. Biškelį vis tiek apšviečiau jūs, kas čia apskritai vyksta, kaip kas.
Na ir žiūrim jau normalią 11 raundą, vat norėjau pasakyti, dar kilo neįvyko, vadin, minusuoja tiesiog TMR, aišku, į rampą norėjo šitą žaidėjas prarušint, nebuvo smauka ir kaip matot gauna. Kyla nuo vaperio, tai yra snaiperio Hackett State komandas ir kol kas vat flashbangai, visas veiksis vėlgi centriuką ir 2-3 dabar lieka. Ir matom vėlgi užbėgiant CBN, minusuodamas Draxas 7-4 ir žmogus vat mums rašo, būtų šanu, jeigu visus aktyviai žaistų. Nu, taip, jeigu visus komandos aktyviai žaistų ir galėtų per savaitę sužaisti, būtų visai nieko. Na, vat aš sakiau, low XP, low expectations, kaip jos šiandien tik nevadinau. Expectations visaip. Kaip tik įmanoma, net sugalvojau papildomų net tokių vat tag name'ų. Gerai, žiūrim 12 raundą. Vėlgi visas veiksmas, mūsų mėgstamiausias, mylimiausias centras yra flešas, kurgi smokas ant CBN jo artėja ir reikia skubiai, čia smoko yra 1-2, bet vat mūsų avaprės jau prižiūri, turėtų jau kilą duot. Ir aš norim žiūrėti, vadina komandų kilai, galbūt ir trečias yra trečias, nagi, kurgi ketvirtas, dar ketvirto būtų visai nieko, yra granata, miau to pačiu minusuoja. Pas mus tunelį, nagi, nu kodėl kitaip vat išėjo, turėjo minėjusą daryti. Delay yra apskritai 2 minutės. Galiu, aišku, dar užmesti didesnį. Galim užmest 5 minutės. Įsivaizduot, hebra, 5 minutės delėjus. Man tai aišku nesunku, bet jeigu komandos nori, aš galėčiau, kad ir 5 užmest. Nu, dabar 5 minutės bus delėjus, jeigu jūs tai pergyvenėt dėl tų žaidėjų, dėl tų komandų. Nes apskritai tai 2 minutės pilnas ilgas raundas, 2 minutės delėjus. Nu ką, žiūrim, 13 jau yra kilas, o kilą padarė Arnino. Irgi su avapu žaidžia, galbūt jie kažkaip tai irgi sumasti su 2 avapai žaisti. Ir kol kas vat nepavyksta prarušinti pas mus rampą, galim pažiūrėti. Yra, o, kiek čia smauką prinešė. Prinešė tiesiog 3 net smaukai, man atrodo. Yra ir flešas, to pačiu Elas. Tiesiog apakintas. Ir kągi, 3 prieš visą tiesiog Hackett State komandą. Lieka pas mus. O, expectations. Na ir žiūrim, vienas kilas nuo Night. Minusuoja Ela. Ir Draxas su Farnu dviesi. Dabar lieka, aišku, sniperis irgi pas mus. Irgi kažkaip keičiasi iš Draxo komandos. Matom, Farnas irgi su avapu. Na, žiūrėsim Vadino. Vadino kažkaip gražiai. Vis tiek jis paskutiniu metu žaidžia čia. Nu, bent jau šitam mačiu, kol prasidėjo. Na ir man atrodo, kad 9 raundas jau tikrai keliaus pas mus į Hackett State komandą. Ai, kaip dabar Vadinas nepataiko, bet ją gelbėjo dabar Nighty, to pačiu ir Nanino, ir 9 raundas jau čia. Gerai, kągi čia? Lagint galbūt vien dėl to pradėjo, kad labai jau didelis HD grafika apskritai į hitboxą ir hitboxas beta versijoje, tai irgi šiandien jau aiškinau dėl šito, kad hitboxas dar beta stadijoje, dėl to taip yra. Aišku, aš tik už Twitch'ą. Man irgi nelabai patinka ant hitboxo. Aišku, yra pora pliusų, pora galimybių ant hitboxo, bet aš arčiau mėgstu vat Twitch'ą. Su Twitch'u galbūt apie pusę metų dirba, tai man geriau vat tas dalykėlis. Gerai, prieš paskutinis jau raundas Vadin. Čia šiek tiek per smauką, bet vis tiek matėsi Farnas. Ir, ojej, galvoju, negi Antą prigriebs. Ne, neprigriebė, bet jam padeda NCBN, to pačiu Nighty. Na ir kažkaip tai galbūt NCBN, va žiūrėsim, turėtų prigriebti TMR.
Ir 10 raundai. 14, bet norėčiau pažiūrėti, kaip atsigaus. Ar iš vis atsigaus pas mus Low Expectations komanda. Nes 4 ar 5 raundų tikrai mažoka. Tai reikėtų už gynybą kažkaip tai bandyti traukti. Tikrai norėčiau 5 raundo. Nu, bet pažiūrėsim. Yra, aišku, pinigėlių. Ant paskutinių perka ir Nighty Command nuneša jau vieną žaidėją Hofsą. Ir jau problemos prasideda vėlgi pas Low Expectations komanda. Farnas to pačiu nuima Vodina ir galbūt žiūrėsim kol kas Vadraksą. Kurgi mano mygtukai? Command, mygtukai, va. Nighty, žiūrim, Nighty. Turėtų prigriebti galbūt 2 žaidėjus, mato vieną. Girdi ir antrą, bet kol kas vat, išleido Elą į centriuką, minusuoja Nighty ir NCBN. NCBN pas mus rampą gina. Kovoja su 2 žaidėjais, bet Elas minusuoja NCBN ir jau geresnį situaciją dabar pagaliau Low Expectations komanda. Nu ką, Sniperis Arnino, minus Elas. Galbūt ir antrą, nėra antro. Pramazina tiesiog. Ir TMR nuima pas mus Sniperis. Nu ką, Miau lieka prieš 3 žaidėjus. Yra nedidelis šansas. Bet, manau, galėtų Low Expectations komanda paimti laisvai savo 5 raundą ir būtų ramu. Nu, galbūt ir dėl dėlai. Manau, atsigaus. Kai tikrai vėliau jau nebekeisiu to dėlai, 5 minutės normaliai turėtų būti. Nu ir ką, paima visgi pas mus 5 raundą. Na ir ką, Team Switches tikrai neilgas. Negi čia komandų nėra, kad swap padaryti. Irgi komanda ir swap. 10-5. Gerai, aš kol kas atsigersiu. Turėtų restartą irgi būtų. Epic serveris rašo. Nu jo, labai keistas jau tas serveris. Nes turėtų būti va, tas, kuris valdo apskritai serverį, tai turėtų būti toks dalykas kaip swap per valdymo pultą. Nu ir ką, 10-5 įsiminkit, kad laimi LTU cheateriai. Ne. Ne cheateriai. High State. Gerai, varom. Eltas. Nu kurgi pas mus šitas Elas? Eltas norėjau, jo. Elas. Jau, minusas nuo jo. Man atrodo, jį vadin. Turėjo dabar jį prigriebė, bet dėja, duoda kylą pas mus Elas, to pačiu gauna Elas irgi nuo Miau ir čia jau susidūrimas. Būtent aplantė Draksas. Su Hofsus lieka 2 prieš 3 yra. Šansas yra, vat gera granata. Šiek tiek damage gauna Draksas ir 2 prieš 2 ir jie ateina būtent rampą. Na, žiūrėsim. 4. NCBN. Galbūt NCBN žiūrėsim, kaip jis pakovos būtent iš planto, iš toli, bet jis priimt nori kuo arčiau žaidėjų. Minusuoja Hofsą ir jau informuoja, kad tai yra dar vienas žaidėjas. Gerą damage gauna Draksas ir minusuoja NCBN. Ir Draksas. Nu ką, 11-5. 11-5 ir ne kažką. Aš tikėjusi, kad vat Low Expectations komanda paims pistol roundą ir galbūt bandys kažkaip traukti toliau. Nes jau 11-5, čia galima sakyti 12 ir 13, na. Tikrai jau baisu, kad ne viskas pasibaigtų kaip šiandien. Šiandien būtent transliavom pirmos kovos, kai buvo irgi rezultatas 16-5, viskas pasibaigė. Na, žiūrim, jau užmatė NCBN. Pas mus Hofsą, man atrodo, ten Hofsas. Antriukė pas mus yra. Galim jį jungti. Ai, ne, Hofsas, Draksas. Jo, Draksas, 65 laifai. Na ir žiūrim, kaip čia viskas bus. Net neįsivaizduoju, ką. Nu, Draksą galim žiūrėti, visas veiksmis ant jo vadin, minusuoja su MP7 ir važiuojam toliau.
toliau centriukas. Centriukas prarūšinam. Čia taktikuoja net. Taktikuojam ir jau B plantas laisvas. Hofsas tik iš nugaros, minusuoja ir jį. Ir 3 žaidėjai. Tiesiog lieka 2 rampa, 1 CT. Ir čia jau, aišku, 12 raundas. To pačiu Elas minusą padarom, bet GGPC ar Nino rašo. Na, jeigu kris FPC 20. Smagumėlės, 20 FPC pa žmogų. Įsivaizduosiu 20 FPC žaisti CSGO. Jo, 12-5. Važiuojam. Toliau. Aišku, raundas 3 iš 30. Bet dėja. Dėja jau 18. Gerai, kągi matysim, kol kas holdingas toks ir matom nestandartai iš Low Expectation komandas 3 ilgą dabar rūšina ir Nino 1 ten pas mus. Kągi galim žiūrėt, galbūt ir Nino žiūrim, kuriam 20 FPC. O, papa, ir už su 20 FPC minusuoja TMR. Nu, žiūrim kaliau. Ką sugebės, pamatė ir Farna minusuoja jį, galbūt ir 3 kyla, ne 3 galas, man atrodo, pastato šitą žaidėją su 20 FPC, galbūt ir atsigavo. Bet kažkas ten atsakė, kad su čytais, na. Įdomus. Klausimas, čytai ir nečytai, ar Nino. Bet tikrai dabar nieko rimto nesimatė. Nu ką, Miau, to pačiu minusuoja Draxą ir Hofsas su 3 life'ais jau tikrai nieko nepadarys. Prigrebė ir jį šitas žaidėjas. Nu ką, 13-5, kaip ir aš sakiau, ir dabar visas veiksmas prasidės. Ar išvysim snaiperį, kaip matau, 4 semkės ir TMR. TMR užmygo, va, 5. Ir žiūrim toliau. 19 raundas. Na, vat praleido Arnino jau į duobę, bet man atrodo girdėjo. Girdėjo? Negi negirdėjo. Oh my god, 1 kilas nuo Elo, to pačiu apsikeičia, 4 prieš 4. Ir kaip čia neuspraeina, tiesiog pas mus vadin, apsikeičia tiesiog kilais ir jau situacija 3 prieš 3, aišku, pušinamas toliau rampą. Minusuoja Farm NCBN ir jau geresnės situacijos pas Low Expectations komanda. Ir matom sprogdino Miau ir Nighty 1 lieka prieš 3 žaidėjus. Na, žiūrim. Aišku, jis bandys kažką dar padaryti, pakovot bent su Farnu. 1 jis yra ir Hofsas, man atrodo, iš nugaros tiesiog apeis. Arba Farnas čia gražiai susidaros. Man atrodo, turėtų užspausti Hofsas. Ojojo, neuspaudžia dabar Hofsą ir vis tiek 35 sekundės iki galo raundo. Ir kągi Nighty pas mus čia sugalvos 1 prieš 2 žaidėjas, prieš 200 life'ų, galima sakyti, kem 5 jam. Ir jis sumastė vat ilgai eiti, bet Farnas vis tiek išlieka savo pozicijoje. Nagai. Girdi, viskas ok, tvarkingai. Ir Draxas iš CTRS tiesiog nuneša Nighty. Na ir ką? 6 raundas. 13-6. Aišku, į Hackett State komandą. Biškelį kol kas įjungsiu vieną dalyką. Va. Gerai, grąžinam. Ir žiūrim, kągi toliau mąstys pas mus Hackett State. Bet norėčiau, kad comebackytųsi ir tikrai Low Expectations komanda. Yra flashas nuo Draxo ir čia kol kas nieko. Iš tikrųjų nėra arti. Tiesiog patikrino ir kągi, yra veiksmas tiesiog pro centrą, kaip matom visą veiksmą, TMR pasilieka tiesiog CTRSP, Hofsas minusuoja NCBN, informuoja, kad yra minimum 1 žaidėjas, turėjo dabar prigriebti, nu come on, kas čia per nesąmonę, tiesiog failas, nuo Hofso minusas, nuo Nighty ir man atrodo, raundą gali dabar pralaimėti. Opa, grįžta TMR į savo actioną, 2 kilai nuo jo, Arnino su skautu. Galvoju, šiek tiek damage'o padaro, bet nei vieno. Tiesiog nei vieno life'o nenuima ir Farnas
lieka prieš Arnyną, tuo pačiu Avapą prigrėbė, na žiūrėsim. C4 dropas. Oh my god, kas čia buvo? Kas čia dabar buvo? Oh my god, this crap žaidėjas. Aš neįsivaizduoju, buvo smokas, viskas tvarkingai ir ten vienintelė sekundė. Iš kur taip Arnyno žinojo, kad jis būtent pajudės į dešinę. Per smoką tiesiog bam su Avapu ir nebėra. O, ir Draksų dabar pataiko. Nu Arnyno tiesiog dievas online kažkoks. Neįsivaizduoju, nauja žvaigždė atsirado. O, Jėzau. Ne, aš CSGO, oi, Source'o neturiu, tik vien čia aš CSGO ir kitus žaidimus. Arnyno pas mus dievas CSGO, nauja legenda. O, Jėzau. Nu, apsikeitė kol kas killais, 4 prieš 4, Slow Expectation, tiesiog daro tokį pusiau bai, vadin, geras headshotas, minusuoja TMR, turėjo priepti ir farną, taip ir minusas. Dar ir galvoju, vat, prigriepti ir trečią, bam. Jo, Hackix State jau match pointą, tiesiog turi 15-6, na. Ne tai, kad... Hacks. Oi. Jo, kai va žiūrėjom patį pirmą mačą, kai žaidėjas su Avapu sugebėjo, arba ne, su skautu sugebėjo per centrą dusti antram iš TRS. Per smoką dar ir su skauta headshotą per duris, čia buvo gražus killas. Nu ir ką, negi čia 16-6 viskas pasibaigs. O papa, yra killas nuo NCBN ir kągi, nieko iš itemų pas mus neturi. Low Expectations komanda yra Diglas, yra 2 Diglai ir 1 pompikė. Ir man atrodo čia GG. Jo, GG, easy skins. Jo, easy skins. GG, 16-6. Ir šiandien mačai pasibaigė. Na, dėl rytojus jums būtent pasakysiu, kaip dėl rytojus bus. Tikrai kažką pamatysim, tikrai kažką žiūrėsim. Na ir norėčiau visai vėliau žiūrėti tokį mačą kaip Online Bots prieš Pure Game. Nu ką, dėkui, kad žiūrėjot šiandien. Vėlgi, prisijunkite prie CSGO Baltics grupės, nes dažniausiai ten visą informaciją rasit. Ties streaminimo. Na ir sveikinam Hackix State komandą su pergalė. 16-6 baigė prieš Low Expectations. Ir ką tada, gero jums vakaro ir tada iki rytojaus.